Labas, čia aš, mokytojas Ūdra. Ir šiandien pakalbėsime apie Pitagoro teoremą. Pitagoras buvo garsus graikų matematikas, kurio garbei yra pavadinta raidė pi. Bet pakalbėkime apie jo sukurtą teoremą, nes pi pavadino ne jisai, o jo garbei. Taigi, Pitagoras užrašė teoremą, kuri atrodo taip. A kvadratu plus b kvadratu yra lygu c kvadratu. Taigi, jinai veikia statiesiams trikampiams. Jeigu mes turim statųjį trikampį, jo vieną statinę, pakėlę kvadratu ir pridėję kitą statinę, mes gausime įžambinę. Puiku, pažiūrėkime, ką tai reiškia. Tai reiškia statinis. Statiniai tai yra dvi kraštinės stataus trikampio, kurios yra prie stataus kampo. Taigi, statmenai esančios kraštinės viena kitai. Taigi, paskaičiuokime, kaip tai atrodytų. Mes turim vieną statinį, kuris yra 3, tai 3 kvadratu plus 4 kvadratu turėtų būti lygu c kvadratu, tai yra įžambinė. Ir mes dabar bandysime tai suskaičiuoti. Mes žinome, ką padarykime, perkelkime į kitą pusę c, nes mes ieškom c. Jeigu mes žinome a ir b, tai mes ieškom c, tai aš persikelsiu tai, ko ieškome, į ieškojimo pusę. Puiku. Gerai, c kvadratu yra 3 kvadratu plus 4 kvadratu. Taigi skaičiuojam toliau. Pabandykime. Gerai, c kvadratu yra lygu 9 plus 16 bus 25. Gerai, mes matome, kad yra 9 plus 16 bus 25 ir mes gausime, kad c kvadratu yra 25. Jeigu norim rasti c, tai mes tiesiog traukiame šaknį iš 25 ir mes gausime, kad c yra lygu 5. Viskas paprasta, suskaičiavome. Taigi, taip veikia Pitagoro teorema. Mes taip pat galime suskaičiuoti ir kokią nors kraštinę, jeigu žinome įžambinę ir kitą kraštinę. Patraukime šoną, gerai, ates skaičiai. Jeigu mes turėtume kitus skaičius, pavyzdžiui, tarkime, nežinau, čia yra paprastus skaičius, gerai, kurie būtų dar pakankamai suprantami. Tarkim, čia yra 8, o čia yra 10. O čia yra, mes nežinom kiek. Mes norim skaičiuoti, kiek yra a kvadratu. Tai mes pagal teoriją žinom, kad a kvadratu plus b kvadratu bus lygu c kvadratu. Bet mes ieškom a. Taigi norim rasti a, tiesiog turime atimti iš c kvadratu b kvadratu. Gerai, jau link kažko einame. Jeigu žinome vieną kraštinę ar bet kurios nežinome, galime ją surasti. Taigi a kvadratu bus lygu 100, šiuo atveju, taip, 10 kvadratu minus 8 kvadratu, tai a kvadratu lygu 100 minus 64. Gausime, kad a kvadratu yra lygu 36. Ištraukiam šaknį, gausim, kad a yra šaknis iš 36, a yra tiesiog 6. Puiku, tai mes taip paskaičiavome šį puikų didelį skaičių, veiksmų seką ir suradome a. Puiku. Na ir dabar parodom dar tokį atsitiktinį skaičių. Ir taip pat, jeigu mes žinome, kokios yra kraštinės, bet dar nežinome, ar šitas trikampis yra status, mes galime, naudodami atvirkštinę teoremą, patikrinti. Tai reiškia, mes pakeliam kvadratu vieną kraštinę, pridedam kitą kraštinę ir turėtume gauti trečią kraštinę. Kadangi įžambinė yra didžiausia, tai mes pakeliam kvadratu trumpesnės kraštinės, sudedam jas ir turėtume gauti didesnės kraštinės kvadratą. Taigi, patikrinkime, ar šitas trikampis yra status. Viena kraštinė kvadratu plus kita kraštinė kvadratu lygu ilgiausia kraštinė kvadratu.
Na, nežinau, pažiūrėkime, kol dar nepaskaičiavome, kaip galvojate, ar čia gausim tą atsakymą, ar bus lygu, ar šita lygybė bus tiesa, kairė ir dešinė pusė. Na, mes galim pasibandyti, pasiskaičiuoti. 5 kvadratu bus 25, plus 12 kvadratu bus 144, tikriausiai metinai mokat šitos dalykus, ir 13 kvadratu bus 169. Mes sudedam viską, viską tai kairę pusę, ir gausim, kad 169 yra lygu 169. Tai šitas trikampis iš tikro yra statusas. Paprasta. Mes galim paskaičiuoti, kad viena kraštinė kvadratu plus kita kvadratu bus trečia kraštinė kvadratu. Ir taip pat mes galim patikrinti, ar veikia, jeigu mes pakėlę kvadratu trumpesnės kraštinės, jas sudėję gausim ilgesnės kraštinės kvadratą, tada šis trikampis bus statusas. Ką daryti, jeigu skaičiai nebus labai gražus? Pavyzdžiui, mes kol kas čia matėm visur sveikuosius skaičius ir jums atrodo galbūt, taip, fantastika, čia viskas bus jėga ir viskas tiks. Nebūtinai. Nebūtinai mes galim turėti, pavyzdžiui, nusikopijuokim šitą formą, bet pakeiskime skaičius. Puiku. Turim šį gražų trikampį ir pakeisime porą skaičių. Mes pakeisime ne 8 ir 10, o bus čia vienoje pusėje, tarkime, 6, o kitoje pusėje bus 10. Tai kokia bus trečioji kraštinė? Ir aišku, mes skaičiuosime, kad c kvadratu bus lygu 10 kvadratu plus 6 kvadratu. Mes gausime, kad c kvadratu yra lygu 136. Wow, kam bus lygu c? Prisidirbau. Reikės skaidyti dauginamaisiais. Taigi, kam bus lygu c? Tai mes galim paskaičiuoti, kad c traukiam šaknį iš 136. Taip. Kiek čia bus? Vanysim mintinai skaidą, matau, kad dalinasi iš 4. Tai turbūt bus 4 kart 25 plus 9 kart 34. Ar neklystu? Gal ir neklystu. Puiku. Tai mes galim ištraukti šaknę iš 4, tai yra 2 šaknis iš 34. Ir nieko daugiau nepadarysime. 34 skaidasi į 2 ir 17, bet nieko daugiau nepadarysime. Taigi, c bus lygu 2 šaknis iš 34. Ir tai yra mūsų atsakymas šiuo atveju. Jeigu mintinai negalite ištraukti, išskaidyti, nieko tokio, galite naudoti skaidimą pirminiais dauginamaisiais. Tai tiek. Ačiū tau už šią pamoką ir linkiu sėkmės su uždaviniais. Ne tik sėkmės, bet ir žinojimo.